Sveiki! Šiame vaizdo įraše parodysime, kaip per Tamo sistemą prisijungti prie OPIC platformos. Sujungus šias paskyras, ateityje galėsite prisijungti prie OPIC platformos tiek per Tamo, tiek per OPIC prisijungimus. OPIC prisijungimo lange pasirinkus prisijungti per Tamo, būsite nukreipti į Tamo svetainę, kur reikės prisijungti prie savo Tamo paskyros. Sėkmingai prisijungus, sistema automatiškai nukreips jūs atgal į OPIC platformą. Čia matysite du pasirinkimus. Turiu OPIC paskyrą, prisijungsiu, arba neturiu OPIC paskyros, noriu ją susikurti. Pasirinkus neturiu OPIC paskyros, noriu ją susikurti, jūsų bus paprašyta sutikti su paslaugų naudojimo sąlygomis. Tuomet pasirinkus Tamo, matysite prašymą patvirtinti Tamo prisijungimą. Pažymėkite, kad sutinkate dalyti savo duomenimis tarp Tamo ir OPIC. Patvirtinus, ekrane matysite kuriamos OPIC paskyros duomenis. Jeigu duomenys teisingi, spauskite sukurti OPIC paskyrą ir prisijungti. Sveikiname, jūsų mokinio arba mokytojo paskyra sėkmingai prijungta prie OPIC platformos. Jeigu norėsite pakeisti savo naudotojo elektroninį paštą, viršutinėme dešiniajame kampe spauskite ant savo vardą ir pasirinkite Nustatymai. Tuomet pasirinkite Keisti naudotojo vardą. Įveskite norimą elektroninio pašto adresą ir spauskite Siųsti patvirtinimą elektroniniu paštu. Į nurodytą elektroninio pašto adresą gausite kvietimą susikurti OPIC paskyros slaptažodį.